Kiekvieną dieną po darbo tūkstančiai Vilniečių grįžta gyventi ir ilsėtis į naują Vilniaus rajoną Lazdynus. Miestai, kaip ir žmonės, turi savo charakterį susiklojusį šimtmečių bėgį. Lazdynams tik 5 metai, tačiau jie jau garsus. Lazdyniečiai, o jų apie 42 000, sako: bepigu mums čia gyventi, pasilipai ant 12 aukšto ir tėvų pirkelį balbieriški matyt. Aukščių skirtumas Lazdynams būdingas bruožas. Architektai atsižvelgia į landšafto natūralų grožį, kalvas ir šlaitus, vykusiai sugrupavo daugiaaukščius ir šalia jų 5 aukščiai atjaunėjo. Ta pati pramoninė statyba, bet architektūrinė mintis iš jo sukūrė savitą rajoną. Per bet kurį kaimynų langą gali žiūrėti televizorių, kam dar reikėjo pirkti. Tūkstančiai langų Lazdynuose, už jų vis kitoks žmogus, o visumoje langai sudaro linijų grožį. Oi, mėtė mane vakar vėjas, gerai, kad uždaras kiemas, likau namuose. Uždaras kiemas naują miestą užstatėme. Gyventojams patogu, susidaro sava vaikų žaidimų zona. Viskas Lazdynuose po ranka. Aptarnauja visuomeninio maitinimo ir buities centras. Lazdynuose 15 vaikų lopšelių darželių. Dviejose vidurinėse mokyklose mokosi apie 4800 moksleivių. Daugelis lazdyniečių turi automobilius. Architektai ir apie garažų statybą pagalvojo. Aš Aukštaitis, jis Žemaitis, o tu? Aš iš Lazdynų.
Gimusiam Lazdynuose dar 5-6, bet jis jau priprato prie grožio ir tvarkos. Lazdyniečiai moka puoselėti savo rajono gerbūvį. Dar viena detalė. Takeliai takai subėga į pėsčiųjų alėjas, kaip reta Vilniuje. Miestai, kaip ir žmonės, turi savo gimdytojus. Tarybų Lietuvos sostinės naująjį rajoną Lazdynus projektavo architektai Vytautas Brėdikis ir Respublikinės premijos laureatas Vytautas Čekanauskas. Statė Vilniaus Lenino ordino namų statybos kombinatas. Į Lazdynus vilniečiai grįžta ilsėtis. Gal todėl jie atrodo tokie ramūs ir jaukūs.